Amerikoje irgi yra, sakykime, tokie pašaukimų bangavimai. Tai yra pašaukimų, tai nėra. Ir Detroito seminarija, kuri apima kelias vyskupijas, dabar turi daug pašaukimų. Ir ateina vyrai labai brandaus amžiaus. Mes atėjom, tai buvo mūsų laikas, jau reikia labai žiūrėti, koks yra laikas. Mūsų laikas buvo, mes atėjom po kariuomenės, pavalgę kareiviškos košės ir subrandinti tokių gyvenimo patirčių, kas reiškia šeima, čia mūsų lietuviška tokia aplinka. Ir brutali, okupacinė, karinė, vėl tokia patirtis vėl leido atsirinkti labai daug vertybių. Amerikoje yra kitaip, yra šalis, kuri vėl kitokias galimybės žmonėms ten suteikia, kuri neturi patirčių, sakykime, tos okupacijos, pažeminimo žmonių. Ten kartais žmonių teisės, kurios yra deklaruojamas, taip kartais mums ausiai net keista klausytis, bet, sakau, yra kita šalis, yra kiti žmonės, kitos patirtis ir lygiai tais pats ir dėl kunigystės pašaukimų yra. Tai, kad melstis už kunigus reikia, tai čia yra faktas. Turim prašyti Dievo, bet turime prašyti Dievo ne tik, kad būtų gerų kunigų, gerų vienuolių, turim prašyti Dievo gerų šeimų. O čia yra pradžia, čia yra ta maža bažnyčia. Ir ne visi, ir mano kurse, kur buvo, išėjo iš šeimos, bet vis tiek buvo žmogus, kuris įkvėpė, kuris paėmė už rankos ar mintį gerą davė ir prasidėjo naujas kelias žmogui. Brandinti, mylinti. Tai, o Amerikoje yra irgi tas pats, pirmiausia yra melstis už pašaukimus. Malda yra pati esmė. Kunigystė turi būti irgi apmelsta. Ir čia jinai turi savo tokį kaip aurą, kad žmogus turi būti apsuptas tos maldos, kad galėtum save truputėlį atskirti nuo pasaulietinių dalykų. O čia yra irgi labai svarbu melstis. Apmelsti žmogą, melsti jauną jaunuolį kunigą. Tai ir pats tada žmogus pradedi melstis. Čia panašiai galbūt kaip augalas, kad tave palaisto ir tu pradedi augti. Jeigu tavęs nepalaistys, tu nuvysi. Tai vat malda yra toks galbūt tokio palyginimą duočiau. Ir pašaukimai ten dabar brandus yra todėl, kad vėl pats gyvenimas parodo. Ir kartais mes turim tokių liberalių labai nuotaikų, kartais turim galbūt tokių kategoriškų, ekonomiškai mąstom ar politiškai mąstom, bet dvasinis tas sielos šauksmas, kelias, jis niekur nedingsta niekada. Ir anksčiau ir vėliau žmogus pradeda ieškoti, iš kur tai yra, ir tu atrandi, kad tai yra iš Jėzaus. Suradęs Jėzų vėl tada eini ir tada, kaip sakau, eini į tą agapao, tą Dievo meilę eini ir tada supranti, kad gali pasišvęsti, gali pasiaukoti. Tai Amerikos lietuviai, jie labai mažai išaugino pašaukimų. Ir turbūt irgi tas toks geras ekonominis gyvenimas, ta tokia daugiau lietuvybės dvasia, čia reiškia yra dainos, šokiai, kiti dalykai. Neprilygo tam tokiam, sakykim, kaip balansui žiūriu, tai yra tas dvasinis toksai kunigystės poreikis nebuvo tiek išryškintas pas lietuvių šeimose, kiek pati lietuvybė. Ir va čia ir yra tas skirtumas matosi. Ir plius reikalavimai dideli, vis galvoja, kad kunigas jis turi būti šventesnis už patį Jėzų. Nu taip nėra. Kunigas jis yra, sakykime, paveikslas tos visuomenės. Tik jis yra žmogus, kuris yra pašventintas, pateptas ir kuris eina taip pat klupdamas, bet jis eina, neša kryžių, neša Evangeliją, neša tikėjimą. Ir čia reikia vėl, sakykime, Lietuvoje žmonės ir Jungtinėse valstijose. Čia turiu minti lietuvius. Vėl Lietuvoje žmonės, jie galbūt
yra labiau, gal mes ne veltui turim Dievo gailestingumą, o ten reikia reikalavimų daug reikalavimų. Ir tada tas jaunas žmogus įsigąsta, jis mato tokį visą paletę tokių reikalavimų, atrodo, jam stengsis kažkas tai padėti, tikrai yra žmonių, bet yra labai didelis iššūkis. Sakykime, čia buvo, nors ir sovietų valdžia buvo vėl tokia brutalums dalykas, kaip mano kartai, bet buvo labai daug tokio irgi, tos esmės, kad aš turiu atsiliepti, nesižvalgyti, ten daugiau gal žvalgosi, va čia kažkas turi padaryti, čia gal iš Lietuvos, čia iš kitur turi atsiųsti, ar iš Nigerijos, iš kitur, o mes turim užsiauginti čia savo šeimose. Tai va aš atiduodu didelį, sakykime, tą tokį ačiū ir su malda ačiū tai mūsų senelėm, močiutėm, mūsų tėvams, kurie tikrai išmeldė irgi, kad būtų. Kartais net nežinodami, kad meldžiasi už pašaukimus, bet išmeldė Lietuvai. Lygiai taip pat ir Amerikoje. Užtat tose parapijose dabar, kaip jūs minėjot, atsirado galbūt didesnis tas suvokimas, kad reikia išmelsti kunigystę. Jinai nėra taip, kad tu eini, baigi universitetą ir gauni diplomą. Ne, kunigui yra pašaukimas, o pašaukimą reikia išmelsti.